Sveiki visi. Va, priskynėm braškių. Važiuoju čia dabar pagrindinę kelią prie statybos prekiaut bandyti. Braškių, kiek čia gal 18 kilų. Gavos kažkas plius minus. Nu, tos pačios pirmusios gražios, bet jų net graudu, kaip mažai bus šiemet, nežinau. Tarp 100-200 kg turbūt gal pririnksi, čia jau maksimumas. Nes nu nėra visiškai ką skint daug ir dar ten pusė skrusdėlės užpuolusios vieną kraštą. Tai jo, važiuoju dabar dėliotis palapinę kažkokią, šiandien karštą, bilia kaip be 20-10, o jau nežinau, kiek karštas, 21 koksai turbūt. Susidėjau, 11 kilų šitakį dar įdėjau, čia 600 gramų. Čia žmonės susisakė 3 kilus nuvežti. Baigsiu per tą laiką puskilį išpardaviau, kol krovus. Kiek čia 11, dabar ant stalo įda 5 kažkur. Mašinoje liko, dar nesusvėriu. Tai 16. Na, 18 iki 20 gal kilų bus. Žiūrėsim, kiek čia užtruksins, kaip tik. Nuo 10 startas. Tai va. Žiūrėsim, kiek laiko. Nu, 5 kilogramai liko, dar čia gal 5 atidėjau nuvežti, žmonėm užsirezervavo. Bet čia gan greitai kol kas, aišku, tie 5 kilogramai gali užstrigti, nes būna čia užstringi. Kelias valandas nieks nenuperka, bet, nu, penktadienis nemanau, kad labai strigs. 2,5 valandos. Po pietų gal ir namo bus. Tai va. Nu va, viskas. 1 valandą. Nuo 10 iki 1 kažkur. Labai gerai. Susikrauna viską. Dar čia nuvežu keliem užsisakė, kur namo savo Subačių, Panevėžį. Ir viskas bus. Šiandienai tiek. O, tai grįžau. Išvežiau braškės, paskambino, kad sutvarkė traktoriuką nuo Žaliapį. Sakau, į dėpo dar pasiėmė nuo skrusdėlių. Voronės. Belekas šautami. Išės tą braškį ir taip tada. Nu, belė kiek skrusdėlių šiandien. Tai va, reiks išpurkšti, neišpurkšti, išbarstyti.
ką pjauti, žoliai. Tikiuosi, nebesulaužysiu taip greit vėl, nes važiuoju ir važiuoju, tai tas tai anas. Žolė perauginta gerokai, reik palėtai važiuoti. Gal kažkaip įveikti. Sveiki, aš sodybui tvariau, arbūzai mano, jau kokie reiktų jau sodinti, bet lauką, kur buvau uždengęs tuo, kas ten ne agro danga, nu vienu žodžiu, nesąmonė ten, kaip patarė senukose, tai nesenukose dėpo, tai kiek čia, mėnesį laiką štamta pragulėjęs, žolės tie kiaurai auga, visos suplyšai, vienu žodžiu. Viską nuėmu, dabar nupučiu kažkokiu ten, kaip rondapo tipo, kad biškį tą žolės nuvystų, reiks sukasioti ir tada per naują užkloti tokį va čia kaip braškis, bet kažkur radau sodybų. Gal užteks. Ir tada susadinti. Dar kokią savaitę. Tai va, čia sene irgi užpuolė erkė visą kraštą jau. Lapus baigė nuėsti. Bet čia jau viskas į pabaigą. Žmona dabar prekiauja. Nu, tai čia visą savaitę gal tu prekiaujam po biškį. Žmona prekiauja, aš sodyboj kažko. Čia yra, bet uogas tai smulkius labai liko. Dar gal savaitėlė. Iki tėvo dienos kažkaip prasitemps ir viskas. Ką žinai, gal ir tos arbos paprotės. Tai va, tiek žinių. Einu kažką krapštytis dabar. Šitas šiltnamis. Jau leidžia ūsus. Planas toks, kaip ir būtų. Jeigu prileis normaliai čia tų ūsų, nu prileis. Ir iš šito šiltnamio, jeigu neužpuls kokios lygos, nes dabar kaip ir nieko nėra. Gražu, švaru. Prigaminti. Žydinčių yra. Prigaminti daigų. Tavą šiltnamį ir šitą. Kad nors ne, gal va šitą ir va tavą gal magnumu irgi užvaryti. Aš šitą planuočiau kitais metais Aziją daigų. Nu bet čia dar tik planas. Nežinau, čia labai dažnai nervai trunka. Galvoju, kad čia išvis reikia parduoti viską. Vėl paskui pasikeičia mintis, bet nežinau, žiūrės. Jau čia nieko nedaliko smulkmė, prasiskynė irgi biškį tos uogas. Viena kita dar stambesnė. Vienu žodžiu savaitėlė, dar čia kokia turbūt maksimum paskui, dar čia aišku salbus skintis kiek nori. Na, bet jau ten prekyba nebeis. Matysim, kas čia bus toliau. Bet didelių norų, ambicijų čia pas mane kas metai vis mažėja. Va, šiandien geras oras, savaitgalis, tai 20 kg buvo. Tai sušlavė tas braškės greit. Per porą valandų. Gaila, kad daugiau nėra ką skinti. Nu, ten galgi kokį kilogramą dar priskintų. Nebeverta žaisti. Tai va, šiandienai anksčiau baigiam, reiks
Susikrauti ten arbūzam, tą plotą uždengti vėl, parsivežti. Ir rodysiu vėliau dar, kas ten gavosi. Mano tas plots, kur buvo uždengtas arbūzam. Nu, arbūzų laukas čia turėjo būti arbūzai. Dabar priaugo to. Su šitą nesąmonę uždengta buvo. Nu, čia jam viskas išėjo. Suplyšo, išėjo kiaurai aug. O dabar tokios prisivežiau. Nupurškiau čia prieš 3 dienas taifūnų. Liktai pradėjau, jau geltonuot vysti. Tada palauk keletą dienų, nuvis. Kasiot, uždengt tuo ir sadinti tai iš karto. Nes jau nebėra ko laukti tiem arbūzam, ir kaip irčių, kur nėra kur kitur sadinti. Tai va tiek.